Zdarova! Atsidaryt mokai. Šiandien. Nu viskas, jėski. Nu pakeliai. Su Lenkija. Tai va, hebrytė. Tam vėl į Lenkiją. Patiko jum? Tai varom vėl. Tai ką, už kelionę? Už kelionę, kad gausi susirinkti. Nu ką, hebrytė, atvažiavom. Daug nefilmavau proceso važiavimo, nes iš tikrųjų nelabai ką ir būčiau parodęs. O dabar išduosiu paslaptį. Pagrindinis mano tikslas, mūsų tikslas pagrindinis šį kartą yra pasiekti nacių dinamito fabriką. Dinamito ir iš tikrųjų visų kitų sprogmenų fabriką. Pats miestelis vadinasi Bydgoščius, o fabrikas DAG. Pats sprogmenų fabrikas įsikūręs labai didelėme plote, aplinkui visur driekiasi miškai, tai teks truputį ir pažygiuot. Iš tikrųjų, ne visa teritorija yra galima patekti, didžioji teritorijos dalis priklauso Lenkijos kariuomeniai. Tikiuosi, nereikės turėti problemų, bet gali būti visko. O kita teritorija, didžioji dalis apleista ir maža dalis iš jos yra muziejus. O dabar vakare kas? Vakarienė, naktinė programa, kaip suprantama. Ir einam miegot, kad galėtume kuo anksčiau atsikelti ir pajudėti link mūsų pagrindinio tikslo. Vakarienė! Sometime later. Labą rytą. Zdarova, zdarova. Jau hebra budina, jau 2 valandos mane. Tu pasmeky. Aš nelabai mėgstu anksti keltis. Ne. Nu ką, pusryčiai pavalgyti, sėdam, judam, važiuojam, nesnaudžiam. Einam paklausti Arūno, kur varom tiksliai ir ką veiksim. Su Arūnu jau pažįstam iš praeito video. Sveiki, gyvi. Žodžiu, važiuosim per Torūnę, Godzonzo link Bydgoščiaus, lankysim antrą pagal didį nacių sprogmenų gamyklą DAG, Bamberg, kažkas tokio. Kas ten įdomaus? Ten daug pastatų, 23 kvadratinių kilometrų plote, lankysim šiandien, kas nelegalu, rytoj, jeigu liks laiko, kas legalu, žodžiu. Gaminta nitroglicerinas, bedūmis parakas, gaminta netgi kuras raketom V1, V2 nacistiniam, žodžiu. Žodžiu, labai svarbus nacių objektas ir dalis užstatyta šiuolaikiniais pastatais, fabrikais ir taip toliau. Nežinau, kur pateksim, kur ne, nežinau, kada ten būsim, dar 300 km. Žodžiu, kontento bus. Kas dar neseka Arūno Instagrame, tai palieku nuorodą, pasiekė ten, kaip sakė, bičas juda biški biski. Jo. Tai ateikit, pasiekit būtinai. Pasiekėm fucking savo tikslą. Oi. Labai ekskliuzyvas viečiukina. Labai graži vieta. Čia bus antra naktis. Labai graži vietelė. Ir tie iš tikrųjų jau čia yra objektas, tas pagrindinis mūsų. Kokią pavėsinukė turėsim čia. Čia. Labai gerai prisėst pas vyram. Ruošiamės daiktas. Pasėmiau virvę, nes greičiausiai reikės leistis žemyn. Tai
palengvins nusileidimą. Šiaip išvažiavom iš Lietuvos, oras prastas, žiauriai, šalta, lietus, šlapdriba. Atvažiavom iki čia, labai šilta, 14 šilumos. Tai visai oras pasisekė, net vėjo nėra, viskas labai mistiškai atrodo. Temsta, rūkas leidžiasi, vėjo nėra, tai rūką labai gerai laiko, įdomu. Dar išliko spygliuota viela originali, kuri tuo metu juosi visą teritoriją. Radom pirmus statinius, kiek nuniokoti aišku, bet ne visur suprasti eina, kur privatu, kur ne privatu, kur kariuomenės, kur ne kariuomenės. Čia kontentas dokumentuojamas. Kažkokie įrenginiai dideli, metalo lygtais pečius galimai kažkoks. Pastatų čia labai daug. Visur, kur tik eisi, visur pastatai. Aišku, labai daug šovinių aerosoftų, tai matomai ir žaidžia aerosoftą, bet labai daug visokių šulinių. Šulinių ten angų į žemę, jos dalinai pažymėtos, tai žiauriai reikia atsargiai vaikščiot, nes gali greitai nugarmėti į apačią. Dalis vadinasi lenkiškai Strefa laboratorijum, tai kaip suprantu, šitus pastatus kažkur jie kurdavo naujus sprogmenis, sprogmenų rūšiai daug kas labiau dega, detonuojasi, propelentus vadinamus, kurie išnešia kitus sprogmenis ir panašiai, užtat gal tie pastatai dėl to, taip kaip tu sakai, lengvai sukurti light construction. Šoną išneši. Šakas. Šakas zona. Bet kaip va išplėšė va? Jo, kažkaip. Nu čia įtvirtinta stipriai išbetonuota. Labas rytas, diena antra. Dar vakar pabaigiau filmuoti pakankamai anksti, nes turėjom ten keletą incidentų su vietinė policija, tai per daug ir tamsu ir neišėjo nufilmuoti. Nu, bombeškės vis dėlto daro savo. Bombeškės prikviečia dėmesį tikrai. Tai vėl pusryčiai ir bandom varyti. Šiandien mūsų pusryčiai makaronai su sūrio ir garstyčių padažo. Taip, kad ruošiamės. Yra paruoštukas, sūrio padažas, viską.
Tik tais į puodelį šildom, maišom, makalojam, kaip sakoma, ir varom tolyn. Tai va, tai vakar biškį pasprogdinom bombeškių. Nu, kaip ir nieko nėra baisaus, bet kažkam nepatiko, kažkas iškvietė, tai truputį atvažiavo patrulių. Truputį kokią 8 ar daugiau ir 3 autobusiukai. Matyt, jau ruošėsi išsivežti mumis. Bet pažiūrėjau, patikrinu dokumentus, kaip ir viskas gerai, nesam čia kažkokie mes teroristai. Taip ir baigėsi viskas. Atvažiavom iki muziejaus, pasistatyti nėra kur, bet Arūnas suderino į VIP, važiuojam tiesiai, įleidžia mus. Nu va, gavom tokį žemėlapiuką ir gavom magnetinę kortelę, su ją galima praeiti pro visus duris, tik tais atgal sugrįžti, ją negalima. Į vieną kryptį veda tik tais jinai. Svarbus momentas. Svarbu durų neuždaryti. Oho, tik neuždarykit. 2 kilometrai ėjimo po žeminiu tuneliu. Nobelis. Bet neduoda, kad kitiem nereikia atidaryti. Jo. Pasirodo, šitoj gamykloje Cikloną B naudojo, tiksliau gamino Cikloną B šitoj gamykloje, kuriuo koncentracijos stovyklose buvo vykdomos egzekucijos. Žodžiu, kad visiems šitiem pastatam pastatyti čia dar egzistavo koncentracijos stovykla nedidelė, va mėta galime. Lager Riederloch. Jei kas žaidė jaunystėje Wolfensteiną, tai visa šita gamykla labai primena kažką panašaus iš to žaidimų. Toks bunkeris tai kiekvieno kasėjo svajonė, turbūt ir tokia kino salė. Na. Čia biskį nuklydom nuo teritorijos muziejaus, kaip ir neva tai draudžiama eit, bet daug įdomiau. Tai kažkoks pastatas ir labai didelis. Čia visos bačkos stovėjo su cheminėm medžiagom. Visur bačkų sudėt tokie dalykai. Į kažkokią rūgštį įdėjo, blin. Tai va tokia buvo muziejaus ekspozicija. Šiaip įdomu, kai ne pats, kas muziejui yra, ne ta ekspozicija yra įdomi, bet pats muziejus yra kaip ekspozicija, kaip objektas. Tai va tas yra įdomu. Ir iki reikės įdėti nuorodas, įdėsiu nuorodą, parodysiu, kur yra. Tai siūlau apsilankyti. Vyriškos pramogos. 3, 2, 1. Ir atsigulk. O, kurva, Lukas, Kurva!
Čia visada įdomiau kaip komradas prieš komradą. Ateik čia naku. O, papa, žiūrėk, rūdai, galvoj malku. Dar ne. Ateik naku. Atsigulk, o. Ai, rūdai.